visus su naujais metais. Šį kartą truputį kitaip, nuo sveikinimų pradedu, nes prasideda naujai metai. Baigėsi seniai liturginiai metai, o vėl iš naujo norime liturgijoje išgyventi visas mūsų išganimo paslaptys. Mes norime apmąstyti, ką reiškia Jėzaus atėjimas, ką reiškia Jėzaus Kristaus mirtis už mus ir jo prisikėlimas, ką mums duoda. Visas malonės norime iš naujo apmąstyti. Tas malonės, kurias Dievas dosniai mums teikia. Norime iš tikrųjų vėl atnaujinti, pagilinti ryšį su Dievu. Baigėsi sena, prasideda nauja. Taip kaip ir žmonės švenčia senųjų metų pabaiga ir naujųjų metų pradžia, kaip ir vaikai gal mažiau, gal daugiau džiaugiasi, kai baigėsi seniai metai, mokslo metai, kai yra naujųjų mokslo metų pradžia, taip pat išgyvena tą dieną. Tai ir mes Advento pirmą sekmadienį baigiam senosius liturginius metus ir pradedam naujosius. Ir šiandien tą dieną Dievas mums rodo, kaip svarbu, kad mes tos pamainos, pasikeitimo, tos pabaigos ir naujovės nebijotume. Pirmas dalykas, Jėzus Kristus Evangelijoje šiandien mus pamokina, kokie tai baisus dalykai bus, kai pasaulis baigsis. Kad ir žmonės bijos, širdyje bus daug neramybės. Bet tuo pačiu Jėzus sako, kad Jisai ateis. Ateis ir mums reikia džiaugtis dėl to, kad mūsų išvadavimas yra arti. Nes iš tikrųjų tas mūsų senas laikas, tai yra tas laikas nuodėmėse, kai mes priklausome silpnybėms, kai paklūstume pagundoms, mes iš jų nesugebame kažkaip išbristi, mus kankina, mus vargina, mes norime kitaip, o neišeina. Taigi ta visa sena, tai visi seni dalykai, senas laikas baigėsi. Ir Jėzus ateina. Žmogaus sūnus ateina mus išvaduoti. Ateina su džiaugsmu, su ramybė, su tvirtumu, su šventumu, su gailestingumu. Ir jis ateina kaip tas Dovydo palikuonis, su teisingumu, su teise. Niekas nepasislėps, niekas neapgaudinės, nesugebės išsisukti nuo Dievo teisybės. Todėl ir dar toliau verta įsiklausyti į Jėzaus Kristaus pasiūlymus. Budėkite ir melskitės. Reikia budėti, tai reiškia žinoti, ko laukiame. Neleisti, kad mūsų širdys būtų apsunkintos šio gyvenimo rūpesčiais, kad mes nesiektume tik kažkokių malonumų, kažkokių gardžių valgių, kad mes neleistume, kad mus trauktų kažkokie žemiški lūkesčiai. O mums reikia melstis, tai reiškia kreipti savo mintis į Dievą, žvelgti į Dievo gailestingąją širdį, tenai ieškoti savo paguodos. Gal ir kažkas pasakytų, aš dar nešventas, kaip aš su to Dievu galiu bendrauti, kaip aš prieš jį atsistosiu, kaip aš sugebėsiu, kaip aš atlaikysiu atsistoti prieš viešpaties veidą su ramybė. Iš tikrųjų, Dievas mato mūsų širdys. Jeigu tik žmogus troško, jeigu tik žmogus kovoja, jeigu tik nepasiduoda blogiui pasaulyje, savo gyvenime, kai bando išvaryti tą visą blogį iš savo širdies, iš minčių, iš gyvenimo, iš elgesio, Jėzus viską įvertina, labai įvertina ir džiaugiasi, kai mes nepasiduodame, kai mes iš tikrųjų stengiamės. Todėl ir verta visada ieškoti savyje to tokio užsidegimo. Taip, Jėzus ateis. Tai yra toks tvirtas dalykas, tokia pranašystė, kuria tikrai bus ištiesėta. Tikrai taip atsitiks. Reikia save taip ir paraginti, nes Jėzus Kristus iš tikrųjų ateis. Nesvarbu, kaip ilgai mes gyvensime, nesvarbu,
kaip labai kažkas neigs, kad taip atsitiks, kaip labai kažkas netikės, nepasitikės Dievu, nemylės Dievo, nesvarbu, Jėzus vis tiek ateis, jis ateina. Ir apie tai kalba mums Adventas, jog Dievas yra arti, jog Dievas tikrai ateis. Ir Adventas ne tik ruošia mus Kalėdoms, taip tiesiogiai Jėzaus Kristaus gimimui, kad mes turime prisiminti, atsiminti, atšvęsti Jėzaus Kristaus gimimą čia žemėje. Adventas irgi ruošia mus tam paskutiniam susitikimui su Jėzumi Kristumi, kai mūsų pasaulis pasibaigs, kai mes turėsime atsistoti prieš Viešpatį. Todėl budėkimės ir melskimės, kad su džiaugsmu pasitiktume ateinantį Jėzų Kristų. Sveikinu visus, kurie švenčia naujosius metus, kurie su Jėzumi Kristumi pradeda naująjį gyvenimą. Baigia tą senąjį nuodėmingą, pradedantį naująjį Jėzaus Kristaus malonėje, šventume, gailestingume. Taika ir gėris.